Ketvirtas biologinis dėsnis mums atskleidžia mikroorganizmų paslaptį. Visi mikroorganizmai dalyvauja mūsų aptarnaujančiais tikslais simbiozėje su žmogumi. Manyti, kad mikroorganizmai sukelia uždegimus, tai tas pats, kas manyti, kad gaisrininkai sukelia gaisrus. Visi procesai mūsų kūne yra organizuoti ir tikslingi. Taip vadinami uždegimai taip pat yra organizuotas ir tikslingas procesas, kurį reguliuoja smegenys. Jos duoda komandą mikroorganizmams daugintis, kai auginamas auglys. Ir smegenys siunčia įsakymą pulti priaugintą vėžį ir pašalinti jį, kai žmogus išsprendžia savo konfliktą. Mikroorganizmai yra mūsų mikrochirurgai, atliekantis sudėtingiausias auglių šalinimo ir audinių atstatymo operacijas, o nesukeliantis uždegimus. Ir vėl viskas griežtai ir tvarkingai, pagal evoliucinį vystymąsi. Grybai ir mikobakterijos – tai seniausi evoliucijos atstovai. Jie darbuojasi seniausiose mūsų evoliucijoje išsivysčiusiuose organuose iš endodermos ir senosios mezodermos. Toliau evoliucijoje atsirado bakterijos, kurios darbuojasi toliau evoliucijoje atsiradusioje mezodermoje ir jos organuose. Toliau atsirado virusai, tai naujausi mūsų evoliucijos kūriniai, kurie darbuojasi mūsų naujausiai evoliucijoje atsiradusioje ektodermoje ir jos organuose. Mūsų kūno floros mikroorganizmai darbuojasi atstatymo išgijimo fazėje, įsakius smegenims. Smegenys mūsų kompiuteris kontroliuoja visą jų darbą. Nėra nei blogų, nei gerų mikroorganizmų. Yra ne mūsų floros dalis, patekusi per atvirą žaizdą ar medicininės intervencijas. Grybai ir mikobakterijos – seniausi evoliucijos atstovai. Darbuojasi seniausiose endodermos ir senosios mezodermos organuose. Šie mikrobai yra valdomi smegenų kamieno arba smegenėlių. Jie dauginasi jau kovos fazėje įsakius smegenims, kai pradedamas auginti auglys, vėžys. Dauginasi proporcingai auglio dydžiui ir laukia įsakymo pulti. Kai žmogus išsprendžia konfliktą, atsipalaiduoja, nustoja bijoti ir nerimauti, smegenys įsako pulti tą auglį vėžį ir pašalinti ir sutraukti jį. Toliau evoliucijoje atsirado bakterijos. Ir jos darbuojasi toliau evoliucijoje atsiradusioje mezodermoje, jos organuose. Vienos bakterijos dar darbuojasi senojoje mezodermoje, jos organuose. Šalina priaugintus auglius. O kitos bakterijos jau darbuojasi naujosios mezodermos organuose. Padeda ardyti audinius ir po to atstatyti juos vėl, priauginti audinį. Toliau evoliucijoje atsirado virusai, tai jauniausi evoliucijos mikroorganizmai, kurie dirba jauniausioje mūsų ektodermoje jos organuose. Virusai padeda atstatyti nekrozavusias ląsteles. Su jais audinių atstatymas praeina sklandžiau. Taigi, užsikrėsti neįmanoma niekuom. Užsikrėsti galima tik baime ir įsitikinimais arba perėmus kito žmogaus emocinę būklę, kai jūs esate emociškai susijungę su tuo žmogum, gyvendamas kartu. Taigi viskas yra mūsų galvose, viskas yra baimė ir įsitikinimai. Viršutinė kvėpavimo takų uždegimai – tai lengvas susierzinimas, nepasitenkinimas esama situacija, pavyzdžiui, sloga. Aš užuodžiu kažką negero. Jūsų kūnas skuba jums padėti. Priaugina daugiau ląstelių, kad užuostumėte pavojų geriau. Kai nustojate nervintis, priaugintos ląstelės šalinamos mikobakterijų pagalba per skysčius, sloga. Bronchai – tai išgąstis teritorijoje, pavojus namuose ar ten, kur praleidžiate daug laiko.
Plaučių vėžys, plaučių uždegimas – tai mirties baimė. Plaučių tuberkuliozė karo metais daug miršta, nes ilgai bijo mirties ir neturi sąlygų gerai maitintis atstatymo išgijimo fazėje. Nes atstatymo išgijimo fazėje reikia labai gerai maitintis, labai daug baltymų turinčio maisto. Venerinės ligos – tai seksualiniai konfliktai, pavyzdžiui, vyrų gonorėja. Tai prostatos parenchimos speciali biologinė programa – prostatos vėžys. Tai seksualinis konfliktas, kai vyras nesijaučia pakankamai vyrišku, kai abejoja savo vyriškumu ar potencija. Konfliktas ryšium su vyriškom pareigom, arba kai nori, bet negali ir taip toliau. Kovos fazėje kūnas priaugina auglį, kad padidinti organo funkciją – vyriškumą. Gonorėja tai atstatymo fazė, kai kūnas mikobakterijų pagalba šalina tą priaugintą auglį. O tas priaugintų auglių šalinimas dažnai vyksta su nemaloniu kvapu. Mikobakterijos dauginasi tik įsakius smegenims. Jos nesidaugina specialiuose kultūrose, mėgintuvėliuose esant palankiom sąlygom. Todėl oficialiai medicinai taip sunku jas nustatyti. Bakterijos dauginasi mėgintuvėliuose esant specialiomis sąlygomis. Todėl oficialioji medicina jas lengvai aptinka. Na, o virusai taip pat labai kaprizingi. Jie taip pat klauso tik mūsų smegenų paliepimų. Dauginasi tik tai paliepus mūsų smegenims. Todėl oficialiai medicinai taip pat juos yra labai sunku aptikti. Na, oficialioji medicina sutrins mane į miltus. Aš ją taip pat. Oficialioji medicina, ši užkietėjusi senutė, nemėgsta naujovių ir vėl bamba, kad tai vaikų fantazijos. Oficialioji ir toliau mums kalambija, kad baisūs mikrobai ir siaubingi virusai mus visur tyko ir taikosi suėsti, viską iš eilės. Bet kodėl tada šie baisūs mikrobai visada kėsinasi tik į vieną organą? Jei jie tokie žmogėdros, turėtų pulti visus iš eilės. O vaikų infekcijos, kodėl puola tik vaikus, negi jis skiria vaiką nuo suaugusio? O tie baisūs virusai, kodėl ne visus pražudo? Tik tuos, kurie jų mirtinai išsigando. Ir kodėl nei živ sukeliantis AIDS, nei koronavirusas nėra dar laboratoriškai išskirti? Gaunasi taip, kad mes esame gąsdinami baisūnais virusais, kurių niekas niekada nematė, net su galingiausiais mikroskopais.